kūrybą, kaip galima pristatyti kino kompanijos preparatus, bet integruojant į mūsų specifiką, mūsų šalies specifiką. Čia matot jūrą, tai tikrai ne ta, kur fabrika randasi pietuose Kinijos, bet čia yra Baltijos jūra. Pagrindinis dažniausiai gal vartojamas bioreguliatorius. Tai yra eliksyras Feniksas. Čia yra 4 flakonai dėžutėje, flakoną atskirai matot, 30 ml. Ir labai didelė koncentracija iš grybų ląstelių. Pagrindinis grybas bioimunoreguliatorius, tai yra grybas kordycepsas, augantis Kinijos Tibete, augantis aukštai iki beveik 6 kilometrų. Šitas grybas turi daugiausiai gydomųjų savybių iš visų grybų ir pas mus dėja tokių grybų nėra. Apart beržų grybo, kuris pirmą vietą pas mus užima pagal gydomasis savybės. Bet korporacija Fochau vartoja didžiausią koncentraciją būtent iš ląstelių šio grybo. Tai yra 75% plus aukštos biotechnologijos, kurios leidžia patekti giliai į ląsteles, į tam tikrą, pavyzdžiui, organą. Du dar kiti grybai labai žinomi, tai grybas lyčy, arba reiškia japoniškai, ir grybas šitaki, augantis, abu šie grybai auga ant medžio. Visi grybai valgomieji, ir tas, ir anas, tai lyčy ir šitaki, užima pagal savo savybės 2-3 vietą. Toks preparatas iš grybo ląstelių turinių, tai yra greito veikimo bioimunoreguliatorius. Aš jaučiu, kad docentė man duos pastabą, kad aš neteisingai lietuviškai kalbu. Šis preparatas ir dar yra vienas, dar yra kitas. Prašau, parodykit va šitą su lietuviškom skruzdėlėm.